Ši lentelė iš esmės padėjo man suprasti savo tikrosius poreikius, pakeitė tai, ko noriu būti ir sugriovė mano tikslus. Žinoma, sugriovė gal biškiai per dramatiškas žodis, teisingiau būtų pasakyti palengvino juos ir apie tai aš šiandien pakalbėsiu. Kokią knygą skaitau? 4 valandų darbo savaitę, kurią parašė Timothy Ferris. Šioje knygoje jis kalba tiesiog apie finansus ir apie tai, kaip įvalyti savo pinigus, kad gyventų tokį gyvenimą, kurį nori. Ir skyrius, apie kurį aš kalbu, jis yra apie dreamliningą. Lietuviškai tai būtų svajonių planavimas. Ir lentelė iš esmės yra gana paprasta, tačiau yra 4 žingsniai, kurie ją sudaro. Ir praeidamas tos žingsnius, tu išsipildai visą lentelę. Prieš pradedant su visais tais žingsniais, aš kartą pasakau, kad ant viršaus ekrano čia dėsiu savo padarytą lentelę, tam, kad būtų vis tiek aiškiau maždaug, kaip viskas darosi. Taigi, pirmas žingsnis – pasidarai 6 arba 12 mėnesių laiko juostą. Tada pasirinki iki 5 tikslų arba svajonių, tai, ką nori turėti, ar nesvarbu, ar tai materialūs dalykai, ar nematerialūs dalykai. Taip pat iki 5 dalykų, kas nori būti, ir tada iki 5 dalykų, ką nori daryti. Antras žingsnis – mes pakeičiame tai, ko norime būti, į tai, ką norime daryti. Žinoma, autorius pateikė daug skirtingų pavyzdžių, kaip mes tą būti pakeičiame į ką daryti. Aš pasidalinsiu savo, bet vienas iš autoriaus pavyzdžių – būti gerų šefų, jam tai reiškia tiesiog pagaminti kalėdų vakarienę šeimai. Būti lankščiu, padaryti pilną špagatą. Būti labai geru autoriu, parduoti 20 000 kopijų savo knygos. Man asmeniškai kai kurie dalykai, apie ką aš greit pakalbėsiu, bet labai pasilengvino tam tikri tikslai, kai aš iš tikrųjų pasirašiau, kaip aš įsivaizduoju to tikslo išsipildymą ir kaip tai iš tikrųjų atrodo mano gyvenime. Nes vienas iš dalykų, kuriuos aš buvau parašęs, tai būti protingu. Ir čia atrodo toks labai abstraktus dalykas, galima daryti labai daug įvairių dalykų, veiklų, kad tą protingumą pajausti. Tačiau man tai tiesiog reiškia gebėti diskutuoti pirmo ir antro pasaulinio karo tema. Taip pat būti savim pasitikinčiu. Aš supratau, kad man tai tiesiog reiškia nebijot pasakyti komplimentų nepažįstamiem žmonėm, kai praeinu gatvę tiesiog. Ir kas gerai, kai tu supranti, kokie lengvi tie yra tikslai, tu gali žymiai lengviau ir greičiau juos pasiekti. Ir tada, kai tu juos pasieki, tu išpildai tą vidinį poreikį, tą kažką turėti, tu kažko būti. Ir tada tu gali siekti naujų dalykų ir taip tu augi kaip žmogus, kai non-stop vis sieki kažkokių naujų dalykų ir juos pasieki greičiau nei kiti. Taigi, dabar turim 5 dalykus, ką nori turėti, 5 dalykus, koks ar kuo nori būti ir 5 dalykus, ką nori veikti. Dabar iš visų tų 15 dalykų atsirenki 4, kurie iš esmės viską pakeistų. 4 tikslai, kurie tau yra svarbiausi, kurie tau atneša daugiausiai džiugesio, kuriuos tu jauti, kad jeigu pasieksi, tai labai gerai įtakos tavo gyvenimą ir gal net artimuosius. Pasirink tos 4 tikslus, pasižymiai žvaigždutę, ar dar kaip nors apsibrauki ir judam toliau. Paskutinis žingsnis galbūt toksai painiausias yra, reikia vis tiek pasidomėti biškį labiau ir tam tikrą informaciją pasirinkti, bet turi apskaičiuoti savo TDI, Target Monthly Income, arba lietuviškai tikslinės mėnesinės pajamas. Kaip tą padaryti? Apskaičiuoji visas išlaidas, kurias tau reikės atlikti siekiant to tikslo. Galbūt nusipirkti tam tikrus kursus, ar tam tikrą inventorių, galbūt kažkur nukeliauti, ar pats dalykas, kurį tu nori turėti, tau kažkiek kainuos. Tada paimi visą tą sumą ir padalini ant tiek mėnesių, kiek tu tą savo laiko juostą pasidarei. Žinoma, tada kiek procentų prisideda išgyvenimo išlaidom, bet iš esmės jau turi tą savo tikslinės mėnesinės pajamas, kiek tu reikia uždirbti kas mėnesį, kad tų tikslų pasiektum. Dažnai pastebėjau, ir autorius apie tai mini, kad dauguma tikslų iš vis nekainuoja nieko arba kainuoja žymiai mažiau negu tavo atrodo. Ir tie visi pasiteisinimai, kad neturi pinigų ar neturi laiko ar dar kažkos neturi, labai lengvai tada atsimeta, kai tu iš tikrųjų pasidomėjai, kiek viskas kainuoja. Ir pasižiūri, kad vis dėlto kai kuriuos dalykus gal net nemokamai gali padaryti. Daugumą informacijos gali surasti internete, o daug dalykų, kad padarytum, nereikia išėti iš namų net. Tai va, turim tada tokį užpildytą lentelę ir ką paskutinis toks kaip žingsnis, tai pasirašai savo planą dabar, rytoj, poryt, po vieną žingsnį kiekvienam tikslui, iš viso 4 žingsniai per dieną, ką tu turi padaryti, kad eitum link to tikslo. Autorius labai akcentuoja, kad tai, ką pasirašome dabar,
dabar einame daryti, arba bent jau per šiandieną ir neatidėlioju to iki vakaro, nes galiausiai baigsis taip, kad numesti tą užduotį ir galiausiai ta visas planas kaip ir iširs šitų 3 dienų. Man asmeniškai yra tokia problema, kad dažnai būna, kad aš kaip ir išsigrinu savo tikslus, išsigrinu savo poreikius ir tai, ko noriu, tačiau aš nežinau, ką būtent reikia daryti. Ir čia yra ta dalis video, kada aš nesidarinu savo žiniomis, o tiesiog darinu savo problemą realiai. Dėl to, nes būna, kad aš sėdžiu kambarį, pažiūrėjau ką tik kažkokį video, turėjau kažkokią naują idėją, ar užsimotyvavau siekti savo tikslo kažkokio, bet aš sėdžiu čia ir aš nežinau, ką daryti, bet aš čia esu. Ir tipo, ar eit pavalgyti, ar nueiti į tualetą, ar dar vieną video motyvacinį pažiūrėti, bet esi įstrigęs tokiam kaip nežinomybei ir nežinai, ką daryti su tuo laiku. Ir dėja, aš neturiu atsakymo kol kas, neturiu jokio sprendimo, bet aš ieškosiu, kaip išspręsti šią problemą ir kai tai padarysiu, būtinai pasidarysiu su tavim. Tai sakau, dabar tas 3 dienų planas, kurį perskaičiau knygai, ką daryti šiandien, rytoj ir poryt, man kažkiek padėjo, iš tikrųjų buvo tada lengva įsivažiuoti tą dalyką, bet sakau, pati problema, kad kartais nežinai, ką būtent daryti. Tikiuosi, kad man tą dalyką pavyks išspręsti ir tikiuosi, kad greičiau, kad galėčiau ne tik savo padėti, bet ir mano žiūrovom. Jeigu žiūrėjai iki pat galo, liuks, gali pajutos visus algoritmo dalykus, žinai apie ką aš. Ir pasimatysim kitą kartą.